Ar gali būti, kad kvapas, kurio ilgai nemėgai, vieną gražią dieną staiga tampa tau jaukus? Man taip nutiko su vanile. Ilgą laiką buvau visiškai įsitikinus, kad vanilė ne man. Ji man atrodė per saldi, per sunki. Jeigu kvepaluose aiškiai jausdavau vanilę, dažniausiai pagalvodavau, ne, šitas aromatas tikrai ne mano. Bet pradėjus mokytis aromastilistikos, į kvapus ėmiau žiūrėti visiškai kitaip. Aš pradėjau ne tik uostyti aromatą, pradėjau jį stebėti, klausytis, kokią nuotaiką jis sukuria, kokius prisiminimus pažadina. Ir tada iš naujo sutikau vanilę. Tik šį kartą ji man pasirodė visiškai kitokia. Ne ta lipni, saldi vanilė, kurią buvau susikūrusi savo galvoje. Ji buvo šilta, minkšta, jauki. Kažkuo primenanti rudenį, kai už lango vėsu, namuose šilta, puodelis arbatos, minkštas megztinis ir net vanilinius ledus, kuriuos netikėtai pradėjau rinktis dažniau. Ir tada pagalvojau, o gal kartais pasikeičia ne kvapas, gal pasikeičiame mes. Gal tam tikrų gyvenimo momentų pradedame išgirsti tai, ko anksčiau mūsų uoslė net mūsų vidus tiesiog nenorėjo priimti. Todėl dabar vanilė man tiesiog saldi nata. Ji man primena, kad nereikia skubėti pasakyti, kad šitas kvapas ne man, kad aš jo nemėgstu. Kartais verta sugrįžti, pauostyti dar kartą, galbūt sutikti visai kitą kvapą, o gal net truputį kitokią savęs. Sakyk, o tu turi kvapą, kurio anksčiau nemėgai, o dabar jis tau patinka, kaip įvyko man? Padiskutuokim, parašyk komentaruose, ar turėjai tokį kvapą, jeigu turėjai, koks tai buvo kvapas, padiskutuosim ir galbūt tu atrasi kvapą, kurio anksčiau nemėgai, o gal aš atrasiu ne tik vanilės kvapą, bet ir kitą, kurį aš buvau tiesiog pamiršus.